Sveiki, gyvi, kviečiu žiūrėti dar vieną krepšinio savaitės epizodą. Šį kartą savo laidą pradėsime nuo išskirtinio įvykio. Praėjusį šeštadienį, sausio 25 dieną, nutrūko įspūdinga Gabrieliaus Maldūno serija. Panevėžio Lietkabelio aukštaūgis iki šiol nebuvo praleidęs ne vienerių rungtynių per savo karjerą. Tačiau ši serija nutrūko per LKL rungtynes su Vilniaus Wolfswindsbet ekipa. Skirtingais skaičiavimais Gabrielius Maldūnas profesionaliame krepšinyje buvo sužaidęs 515 arba 516 rungtynių iš eilės. Tačiau šeštadienio vakarą į kovą su Vilkais nestojo, nes krepšininką iš rikiuotės išvedė peties traumą. Gabrielius Maldūnas savo profesionalo karjerą pradėjo 2015-aisiais ir žaidė Ispanijoje bei Kėdainių Nevėžio ekipoje. Nepaisant to, kad nutrūko Gabrieliaus Maldūno serija, Lietkabelio ekipa ir be jo LKL dvikovoje 15 taškų skirtumų įveikė vilniečius. O toliau mūsų laidoje Europos taurė ir priešpaskutinis reguliaraus sezono turas. Vilkai išvykoje iškovojo triuškinančią pergalę 96-70. Ši pergalė prieš Trento krepšininkus leido dar labiau priartėti prie turnyro atkrintamųjų. Jeigu sostinės komanda kitą savaitę nugalės Podgoricos Butušnos ekipą, jie pateks tarp 12 geriausių turnyro komandų. Jeigu bus patirta nesėkmė, tuomet reikia žvalgytis į kitas aradas. Vilniaus ekipoje net 4 krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių. Andriusas pelnė 19, Matas Jogėla 14, Anthony Kavalas ir Kristupas Žemaitis po 13 taškų. Rungtynes Vilkai pradėjo net 14-0. Vis dėlto šeimininkams pavyko sugrįžti rungtynes antrajame kėlinyje. Tačiau trečiajame Vilkai dar kartą spurtavo ir įgijo 18 taškų persvarą. Ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų tapo jau triuškinantis ir galiausiai Vilkai laimėjo 26 taškais. Tuo metu Panevėžio Sementbet Lietkabelis paskutinėse šio sezono Europos taurės namų rungtynėse pademonstravo charakterį ir po dramatiškos kovos 92-91 nugalėjo Klužo-Napokos ekipos su Gedimino Reliku. Prieš paskutinę rungtynių minutę Lietkabelis atsiliko 5 taškais. Vėliau iniciatyvos ėmėsi Dovis Bičkauskis, jo tritaškis likus 40 sekundžių išlygino rezultatą. Vėliau prie baudų metimo linijos stojęs DJ Sealy pataikė tik vieną baudą, o Bičkauskis išprovokavo varžovo pražangą ir negana to pelnė 2 taškį. Bičkauskis 3 sekundės, 2 sekundės, pražanga! 2 taškai, Dovis Bičkauskis! Per likusį laiką varžovai stebuklo sukurti jau nebeįstengė ir Panevėžio ekipa iškovojo 5 pergalę šį sezoną Europos taurėje. Aukštaitijos komanda nutraukė 4 pralaimėjimų seriją. Aleksandras Kovleras nugalėtojams pelnė 18 taškų, Džordžio Gagičius pridėjo 17, pergalingo metimo autorius Dovis Bičkauskis rinko 13 taškų. Paskutinę šio sezono Europos taurės rungtynes Lietkabelis žais kitą savaitę Venecijoje, o mes keliamės į Vilniaus Twinsmith areną. Raudonos sirgalių jūros vedimas sostinės Ryto klubas pergalingai pradėjo antrąjį etapą FIBA čempionų lygoje. Stambulo Galatasaray ekipa buvo įveikta 20 taškų skirtumu 86-66. Trečiajame kėlinyje sostinės klubas atsiliko 7 taškais. Tačiau vėliau atkarpa, kurią sužaidė Rytas, buvo įspūdinga. Ji buvo laimėta 44-17 ir tai buvo lemtingas rungtynių epizodas. Antrojo etapo J grupėje be Ryto ir Galatasaray rungtyniauja Malagos Unikaha ir Barisos ekipa, kurioje rungtyniauja dar pernai su Ryto LKL čempionu tapęs Martynas Echodas, o ekipą treniruoja Kazys Maksvytis. Ryto gyčiai iš šioje dvikovoje buvo rezultatyvūs. Radzevičius pelnė 16, o Basiulis sužibėjo, pataikė 5 metimus iš 5 ir surinko 13 taškų. Vasario 4 sostinės klubas žais su Malagos Unikaha išvykoje. Praėjus keliaus valandoms po susitikimo Vilniuje tarp Ryto ir Galatasaray pabaigos Lietuvos krepšinio lygos čempionai sulaukė dar didesnės gerų naujienų dozės. Rytą papildys Australijoje rungtyniavęs 29 gynėjas Parkeris Jacksonas Cartwrightas. Pirmasis apie šį papildymą pranešė portalas krepšinis.net, o po kelių valandų Rytas šią informaciją patvirtino oficialiai. Šis krepšininkas turi nemažai europinio krepšinio patirties. Rungtyniavo Senkanteno, Bodos Telekom Baskets, Berermanos Vel, Stambulo Bešiktaš komandose. O į Lietuvą šis žaidėjas atvyks iš Australijos, kur atstovavo Naujosios Zelandijos Breakers komandai. Ryto naujokas šio sezono nebaigė dėl patirtos traumos, tačiau su Ryto marškinėliais turėtų pasirodyti jau kovo pradžioje. Šiuo metu žaidėjas dar yra patyręs traumą ir pirmasis kelias savaitės praleis atlikdamas reabilitaciją. Tam puikiai išnaudosime FIBA langą, kalbėjo Ryto treneris Giedrius Žibėnas.
O laidos pabaigoje mes tradiciškai keliamės į Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynes. Žaliai balti pradėjo 3 rungtynių iš eilės namuose seriją. Deja ir vėl teko patirti apmaudų pralaimėjimą. Miuncheno Bayern ekipa šeimininkavo Kaune ir iškovojo pergalę 97-82. Tai buvo 7. kauniečių pralaimėjimas Eurolygoje per pastarąsias 8 rungtynes. Po 2 kėlinių Žalgiris atsiliko 14 taškų skirtumu 31-45. Po pertrauko Žalgiris skirtumą mažino iki 7 taškų, tačiau dar kartą spurtavę Vokietijos krepšininkai sugebėjo įgyti dar didesnį pranašumą. O Andrejas Asopstas, likus mažiau nei 8 minutėms, 3 taškių lietumi didino kauniečių deficitą jau iki 16. Žalgiriečių neišgelbėjo net ir fantastiškas Silvaino Francisko pasirodymas. Jis sužaidė rezultatyviausias ir naudingiausias rungtynes karjeroje Eurolygoje. Pelnė 33 taškus ir surinko 36 naudingumo balus. Kauniečius žudė Andrejas Asopstas. Šiose rungtynėse pataikęs 8 tritaškius iš 12 ir surinkęs 26 taškus. Kitą savaitę kauniečiams dviguba. Apie ją papasakosime jau artėjančioje laidoje. O šiandien ačiū visiems, kad buvote kartu. Iki pasimatymo kitą kartą.